ėmė kirsti, nukirto 6 galvas. Jau apilso, slibinas vėl šoko ant jo, o jis pasistiprinęs kaip griebė, nurentė ir paskutinės galvas. Paskui sukapojęs slibiną įvertė į upę, o tą dvigalvį žirgą, sakalus ir kurtus atsivedė pas pirtį. Paėmė savo sidabrinį kardą, apsirėžė aplink save rėžį, liepė tarnams migti. Ir pats atsigulęs neva miega. Neilgai trukus ateina 3 slibinų pačios. Dabar jie miega, sako pirmutinio slibino pati. Šoksiu aš pas juos ir prarysiu miegančius. Šoko negali peršokti per sidabro rėžį. Šoko antra ir trečia irgi neperšoko. Pirmoji sako, žinot ką, aš pasiversiu į dobilus, kai tik jie atjos,